Tėveli, man bėda, skubiai reikia pinigų. Girdi šitą balsą ragelyje ir tau nekyla jokių abejonių. Tai tavo vaikas. Bet tiesa ta, kad tavo vaikas dabar ramiai sėdi mokykloje, o tu kalbi su AI botu. Sveiki, čia Jonas paaiškins. Kol jūs spėliojate komentaruose, ar mano balsas tikras, sukčiai jau naudoja dirbtinį intelektą jūsų pačių balsams pavogti. Ir jiems tam nebereikia studijos. Užtenka vos 30 sekundžių įrašo iš jūsų Instagram story ar TikTok. Kaip tai veikia? Algoritmas nuskenuoja jūsų intonaciją, kalbos tempą ir net emociją. Rezultatas – sukčius įrašo tekstą, o jūsų mama, vyras ar draugas girdi jūsų identišką balsą. Tai vadinama voice cloning sukčiavimu ir tai yra pavojingiausia šių metų schema. Kaip nepasimauti? Yra vienas primityvus, bet 100% veikiantis būdas. Susitarkite su šeima saugumo slaptažodį. Tai gali būti bet koks keistas žodis, pavyzdžiui, mėlynas agurkas. Jei kas nors skambina prašydamas pinigų iš kito numerio, bet jūsų artimojo balsu, paprašykite slaptažodžio. Jei jo nežino, junkite ragelį. Ar kada nors esate sulaukę keisto skambučio, kur balsas atrodė pažįstamas, bet situacija įtartina? Parašykite savo istoriją komentaruose. Tai gali išgelbėti kitus. Būkite saugus, saugokite savo duomenis ir iki kito paaiškinimo.